Jau mūsų vedantysis pasakė, kad Netnam mokykla turi įvairios technikos, įvairios krypties. Tai dabar jūs matot techniką bazinę, tai yra egzamino programo technika ir vadinasi technika Tao kardo, ranka kaip kardas pratimai. Tai yra vaikščiojimas ant stiklų, stovėjimas ant vinių, ant mačėčio aštrų ir taip toliau. Dabar vat matot stikliukai. Gal vaikams mes neduosim pabandyti, bet gal kažkas tai iš suaugusių prieis. Ar yra specialistų stiklų tikrinimo? Sako, gerai stiklas. Galima patikėti specialistams. Vėlgi, kaip matot, atliko kvėpavimo, tam, kad susikoncentruot, kaip merginos pasakė, susikoncentruot ir susikaupt. Tai turi būti, nebandykit tai daryti savarankiškai kažkur, tai galima atlikti tik tai su pagalba instruktorių, specialistų, kuris turi patirties, kad nesužalot, netraumuot savo sveikatos, žalos nepridaryti. Kaip galvojat, gulėt ar stovėt ant stiklų sunkiau? Stovėt, teisingai, dėl to žmogus atsigulė, mes jam dar pasunkinsim užduotį, pastatysim tokią plokštę su viniais, kurie vadinasi nudakė, nudakė tai yra kinietiškas pavadinimas. Ir dar vat mergina užlips ant to vinio, tokią sumuštinuką padarysim gerą, ne? Alebarda turi savybių ir ilgos lazdos, dėl to, kad tai yra sunkus ilgas ginklas. Ir kardą, dėl to, kad aštro galą turi, kurį galima kirsti arba pjauti. Tai vienas iš sunkiausių pratimų mūsų pasirodymo programai. Gal jisai atrodo gan paprastai, bet iš tikrųjų tai yra pavojinga. Behind which he hides his true motives. Destroy the image and you will break the enemy.
Nu taip. O kokia technika daugiau patiko, gyvatės ar tigro? Ir mes pristatysim Netnam kovos meną. Netnam ir Vietnam labai panašus žodžiai, taip? Va, mūsų liūtas jau ruošiasi, tai vaikai, galit paplot, pakviesti liūtą. Yra senovinė tradicija kilusi iš Vietnamo ir kitų Azijos šalių pradėti renginius šokio, liūto šokio. Tai yra tokia karinė dvasia, kurie ateina kovot, kviest laimę žmonėms. Pasisveikinimas ir pagarbos ženklas jums žiūrovams, kad atėjot pažiūrėti mūsų programą. Kontroliuot geriau. Aišku, tai yra dviejų žmonių darbas. Ir tas, kuris kapuoja tą gražų agurką. Kovojant, bet ir gyvenant mūsų stresiniai situacijai. Taip, kaip mes visi gyvenam.